37 pamoka, aš vėl nuogas ir plikas ir sėdžiu ir darau tutorialus jums. Šiandien išmoksime, kaip iš mūsų kompo paimti datą ir ją atvaizduoti. Ir išmoksime naują funkciją, tai yra pakartojimo funkcija. Na, pamatysite, ką aš noriu to pasakyti. Galim kipti iškart prie darbo. Pirmiausiai, tai aš noriu parodyti tą pakartojimo funkciją, kas ten per velnias ir, na, tiesiog pasirašom function. Function, pavadinkim, tarkim, kartoti. Ir, tarkim, document writer. Ir ką mes kartuosime? Mes kartuokime, tarkim, žodis. Ja, juokingai skamba. Gerai. Mes turim funkciją, kuri realiai ją iššaukus, jin parašys žodis. O kaip dabar atrodo tas būtent kartojimas? Tai kartojimas yra set interval vadinasi ir jis turi du parametrus. Tai pirmas parametras būtų būtent su kuria funkcija, ta prasme, kurią funkciją mes kartuosim. Tai būtų šita funkcija. O antras parametras, kaip dažnai kartuosime. Tai jeigu aš parašysiu čia 1000, tai reiškia 1 sekundė, nes kartuoja 1 milisekundė. 1000 milisekundžių yra 1 sekundė. Tai kas sekundę man turėtų išmesti po žodelis žodis. Galim pasižiūrėti. Na, kaip matot, žodžiai pas mane daugėja, didėja, ilgėja. Tai vat, būtent šitą mes funkciją ir naudosime. Set interval, tai reiškia pakartojimo funkcija. Gerai, tą galim sustabdyti, nes čia nesibaigs niekad. Ir dabar iš karto galime eiti tada ir prie reikalo. Taigi, datos objektas. Taigi, pasirašom var. Atsiprašau, viską darysim funkcijoje. Nes kartuosime funkciją, ar ne? Jo, aš iš karto paspaudžiu enter, na, nieko nepadarysiu. Funkcijos pavadinimas tai būtų data ir laikas tebūnė. Nors datos iš tikrųjų net nerodys, aš padarysiu, kad laiką rodytų. Tai sakykime, geriau tada padarysim taip. Na, aš biškį nusigribau laikas. Rodys mūsų laiką. Čia nieko nerašysime. Ir tebūnė. Viską darysim čia. Pirmiausia, tai mums reikia kintamųjų. Tai kintamasis tebūnė, tai būna realusis laikas. O kaip jį pavadinti? Dabar, nes būtent nuskanuosim, kas yra būtent dabar. Ir objektą susikursime naują, tai bus, na, tebūnė ta data. Taigi, data. Toliau kitas mūsų kintamasis bus valandos. Tai reiškia, kad būtent nuskaitinėsim valandas, o kaip tas valandas nuskaitinėt, tai bus kiek dabar valandų. O būtent mūsų klasifikacija, noriu sakyti, mūsų metodas bus getHours. Tai reiškia išgauti dabar kiek yra valandų. Lygiai taip pat padarom su minutėm. Minutės. Get minutes ir su sekundėm. Sekundės. Jeigu aš klaidų nepridariau, turėtų viskas taip ir atrodyti. Ir žinoma, mums reikia tai atvaizduoti. Document writer. Ir kaip tai turėtų dabar atrodyti. Tai bus, pirmiausia, aš noriu valandas matyti. Tada minutės. Ir tada sekundės. Bet dar vienas dalykas, ką aš noriu pasidaryti, tai po kiekvieno šito pridėti dar po pliusiuką. Ir ką tai reikš? Tai reiškia, kad aš noriu atskirti mūsų valandas ir minutės kažkuom. Daleiskim 20, ar ne? Tai reiškia, rodys mūsų valandas, 20 minutės, 20 sekundės.
Ir kadangi tai bus kartojimo funkcija, tai sakyčiau, reikia dar pasirašyti break tagą. Na, kad eitų žemyn, o ne į šoną. Na štai, kaip ir pasirašiau viską, dabar reikia tik tais nustatyti, kas kiek laiko tai bus kartojama. Tarkim, set interval. Ir vėlgi mūsų dvi opcijos, aš prieš tai kažkaip taip pavadinau, tai būtų, su kuria funkcija mes dėsim, tai bus laikas. Ir kas kiek mes kartuosim, tai būne kas sekundę, ne? Nes mes turim sekundės, tai kas sekundę ir noriu matyti rezultatus. Kažko dar nedadariau, einu į savo koduką ir pasižiūrėsiu. Gerai, matau, dvi klaidelės padariau, nusirašym mūsų kintamai, tiksliau funkcijos pavadinimą, bet nepadėjom skliaustelių ir lygiai taip pat ne new data, bet new date, tai yra Štai. Na ir dabar pagal viską turėtų kas sekundę atnaujinti mano laiką, tai yra, kaip matote, viskas veikia, kas sekundę skaičiuoja mano laiką ir jį atvaizduoja. Taigi, tiek ir norėjau parodyti 38 pamoką berods, jau pasimečiau, ar 7 ar 8, na, nesvarbu, šioje pamokoje. Ir susitiksime turbūt sekančioje. Iki.